Kiek reikia investuoti, kad pasiektumėt finansinę nepriklausomybę? Tiesiog kaip pavyzdį pateiksiu. Žmogus yra 30 metų. Nori tą finansinę nepriklausomybę pasiekti 65 metų. Ir jam reikia būtent 1000 eurų pasyvių pajamų per mėnesį. Ir su vidutinė 8% grąža, nuolatos investuojant kas mėnesį, reikėtų investuoti po 103 eurus 93 centus, jeigu jisai pradėtų dabar. Jeigu žmogus, būdamas 30 metų, šitą klausimą atideda 5 metam ir pradeda investuoti po 5 metų, jam investuoti reikėtų jau 159 eurus 97 centus kas mėnesį. Jeigu būtų tą pradėjęs daryti prieš 5 metus, būtų užtekę 68 eurų 29 centų per mėnesį. Norint iš savo esamos situacijos nukeliauti į norimą situaciją, greičiausias kelias yra susirasti specialistą, kuris turi pakankamai žinių, kompetencijų ir gali jums padėti padaryti tuos pirmosius veiksmus jūsų norimų rezultatų link.